Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą Ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatau pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose ir pasidalinu visokią naudingą informaciją motociklistams. Na, o šiandienos laidos pagrindinis svečias tai yra pats naujausias CF Moto Adventure gamos papildymas ir tai yra 700 MT. MT vardas nėra visiškai naujas CF Moto modelių gamoje, bet anksčiau 700 MT ABS modelis buvo stipriai nutolęs nuo Adventure kategorijos. Mat buvo montuojamas su 17 solių ratlankiais tiek priekyje, tiek gale. Na, o šis motociklas montuojamas su 19 solių priekyje ir 17 solių gale. Toks ratlankių dydis parodo, kad motociklas nėra labai stipriai orientuotas į bekelę, tačiau žvyro keliai ir kažkokie miško keliukai visai jam bus įveikiami. Ar tai iš tikrųjų pasitvirtins, mes pabandysime ir sužinoti. Bet šiaip motociklas atrodo patrauklus, ypač įvertinant jo kainą. Be to, jo ir komplektacija labai nebloga, nes turi šildomas rankenėlės bei šildomą sėdynę. Na, o dabar belieka motociklą tik išbandyti, bet žinoma, prieš tai paklausykime, kaip jisai skamba. Na, dabar važiuojam. Taigi, CF Moto 700 MT. Šis motociklas yra varomas 693 kubinių centimetrų darbinio tūrio 2 cilindrų varikliu, kurį mes jau šiais metais turėjome galimybę, turėčiau pasakyti, prisiminti, nes esame ir anksčiau motociklų su šiais varikliais apžvelgę. O šiais metais apžvelgėme Motomorinį X-Cape 700, kuris naudoja irgi lygiai tokį patį variklį. Šiame motocikle jis išvysto 67 arklio galias, jeigu neklystu, ir kas yra labai panašiai kaip ir Motomorinį. Na, grįžtant prie šio motociklo, dar reiktų pašnekėti apie svorį. Jisai sveria apie 240 kg pilnai paruoštas kelioniai ir turi 20 litrų baką, taip kad nemažai, jeigu jau pilnai pripilsite iki viršaus. Jeigu šnekėdamas apie X-Cape motociklą, aš sakiau, kad jis nėra per daug ypatingai dinamiškas, tai kažkaip CF Moto sugebėjo šį motociklą tokį padaryti. Ir manau, kad esminis dalykas yra greičių dėžėje, o gal labiau žvaigždžių komplekte. Nes atrodo su motociklu važiuojant, kad bėgiai yra trumpoki. Ir tas iš tikrųjų priverčia motociklą jaustis ganėtinai gyvybingą, su tokiu, sakyčiau, ne pačiu įspūdingiausiu arklio galių skaičiumi. Ko šiame motocikle pasigendu, tai šiek tiek smagesnio garso takelio. Man toks vaizdas, kad motociklas yra smarkokai pritildytas ir norėtųsi, šiek tiek daugiau garso iš duslintuvo. Taip pat šis variklis pasižymi vibracijomis, apie kurias mes dar pašnekėsime, bet turiu pasakyti, kad čia jos šiek tiek tolygesnės ir nėra kažkokio labai ryškaus padidėjimo viename ar kitame apsukų diapazone. Tai bent tiek gerai. Akceleratoriaus departamente irgi čia nieko naujo, jis valdomas ne elektra, o tiesiog senais gerais trosais, bet dėja, kaip visada, turiu prisikabinti prie akceleratoriaus jautrumo, prie tos pradinės atsidarimo padėties. Kas liečia greičių dėžę, ji čia veikia tikrai sklandžiai, neturiu jai jokių priekaištų. Gal kiek stiprokai atrodo reikia kojelę kelti, mėtant bėgius į viršų, bet bendrai paėmus tai viskas veikia labai neblogai. Gerai veikia ir motociklo sankaba, kuri yra ir lengvai spaudžiama, ir puikiai moduliuojama. Kągi, štai važiuojame mūsų posūkių kelyje ir galime pakalbėti apie šio motociklo valdomumą. Ir reikia pasakyti, kad čia motociklui priekaištų neturiu. Jisai tikrai puikiai valdosi, labai noriai gula į posūkius, gerai jaučiasi ant krašto padangos.
Žodžiu, tikrai mėgaujuosi važiuodamas juo. Vienintelis gal dalykas, kuris man šiek tiek kliūna, ant jo sėdint atrodo, kad pakojis yra ganėtinai žemai. Ir tai kartais sukuria tokį jausmą, kad lyg baisu motociklą stipriau guldyti, nes atrodo, kad gali pakojų pasiekti asfaltą. Važiuoklė šitam motociklė irgi yra visai maloniai veikianti, nei per standi, nei per minkšta. Na, o kas liečia stabdžių sistemą, tai priekyje čia turime 2 diskus ir CF Moto stabdžių suportus. Nežinau, ar tai yra tik tai ženkliukas, ar išties yra CF Moto gamybos stabdžių sistema, bet jinai veikia tikrai labai neblogai. Jeigu tik galėčiau prie kažko prisikabinti, tai kad rankenėlėje yra šiek tiek laisvos jėgos ir tik vėliau pradeda veikti stabdžiai. Bet tuo pačiu, tam, kad turėtumėt gerą stabdymą, jums tikrai nereikės stipriai spausti rankenėlės, stabdžiai čia labai efektyvūs. Na, dabar pakalbėkime apie vairuotojo komfortą. Ir pradėkime nuo sėdynės, kuri čia yra išties patogi. Nors šioje nėra daug vietos persislinkti ir pakeisti sėdėjimo poziciją, bet jinai yra ir minkšta, ir tikrai ganėtinai plati, kas leidžia svorį paskirstyti per didesnį plotą ir jaustis patogiai. Kaip ir galima tikėtis iš Adventure motociklo, sėdėsena čia yra visiškai neutrali, sėdžiu statmenas, rankos lengvai sulenktos, žodžiu, čia priekaištų neturiu. Bet jau minėjau anksčiau, kad pakojis atrodo yra ganėtinai žemai, kaip ir žemai yra sėdynė. Pakojai nėra, atrodo, pakišti per daug atgal. Tai reiškia, kojos nors ir sulenktos, bet sulenktos ganėtinai patogiai. Ką šiame motocikle tikrai galiu pagirti, tai yra veidrodėliai. Pirmas dalykas, jie yra labai dideli ir puikiai rodo visą tai, kas yra už manęs, ir mano rankos beveik nepatenka į mano matymo zoną. Be to, ir vibracijos neypatingai persiduoda, bent jau prie mažesnių greičių ir mažesnių variklio apsukų. Kaip visada naujose CF Moto modeliuose, valdymo sistema yra tikrai puikiai, jaučiasi kokybiškai, patinka man šie mygtukai ir tikrai labai puikus ekranėlis, kuris montuojamas ne viename CF Moto modelyje. Labai informatyvus, labai gerai rodo net ir pačioje ryškiausioje saulės šviesoje. Žodžiu, šitoj vietoj visiškai jokių priekaištų neturiu. O ir pati meniu sistema yra aiški ir lengvai valdoma šiais mygtukais. Beje, šis motociklas turi ir padangų slėgių indikatorius. Na, dabar kaip visada pabandysime, kaip šis motociklas akceleruoja. Štai 23 km per valandą, gazas dugnas. Labai neblogai, labai neblogai. Vėlgi reikia permesti į trečią bėgį ir man atrodo netgi anksčiau nei su Escape motociklu, bet tas priduoda motociklui dinamikos. Na, dabar pakalbėkime apie važiavimą prie didesnio greičio. Ir šioje vietoje maloniai veikia šis stikliukas, kuris tikrai labai neblogai nupučia vėją nuo mano šalmo. Praktiškai visas srautas praeina, na, netgi sakyčiau virš kaktos. Gal šiek tiek pačio šalmo viršų ir kabina, bet labai labai nedaug. Todėl man važiuoti tokiu greičiu čia yra ganėtinai tylu ir garsas tikrai nevargina. Tai komplimentai CF Moto už šitą stikliuką. Beje, jis lengvai reguliuojamas šiomis rankenėlėmis, galite nuleisti, pakelti, tik tai jas pasiekti nėra lengva, nes tas stikliukas ganėtinai toli. Na, bet čia tokia smulkmena. Štai važiuojant 92 km, 90 km per valandą mes turim šiek tiek daugiau nei 4000 variklio apsisukimų per minutę ir tikrai tos vibracijos, apie kurias šnekėjau, jos per daug čia nevargina.
Labiausiai jas jaučiu per rankenėlės, per pakojus šiek tiek, jeigu bandau atkreipti į tai dėmesį, bet kaip ir sakiau jau, nevargina tikrai. Gal tik tai reiktų paminėti, kad prieš 130 km per valandą šis motociklas pasiekia beveik 6000 apsisukimų per minutę, kas tikrai nėra mažai. Tad jeigu jūs keliausite labiau magistraliniais keliais, manau, jums reikės pagalvoti apie perdavimo pareguliavimą pakeičiant galinę arba priekinę žvaigždę. Štai esame mūsų bandomojo važiavimo žvyrkelio atkarpoje ir čia motociklas jaučiasi visai neblogai. Kadangi tai yra adventure tipo motociklas, tai labai lengvai galima išjungti galinio rato ABS sistemą, tai užtenka palaikyti šį mygtuką ilgai. Ir štai išsijungia ABS-as. Beje, motociklas turi ir ratų prasisukimo kontrolės sistemą, kuri irgi išsijungia kartu su ABS sistema palaikius tą mygtuką. Na, o atsistojus, turiu pasakyti, kad važiuoti su motociklu nėra pernelyg patogu. Vairas atrodo yra šiek tiek žemokai ir jeigu bandai motociklą suspausti kojomis, mano blauzdos remiasi į šias plasmases ir tai ganėtinai nemaloniai jas spaudžia. Kągi, mano bandomasis važiavimas eina į pabaigą ir metas pašnekėti apie degalų sąnaudas, kurios visų bandymų metu man gavosi apie 5,3 litro. Tai sakyčiau visai neblogai. Nuo dabar beliko apžvalgą apibendrinti, bet prieš tai trumpa reklama, po kurios dar vienas reportažas apie motociklus ir B kategoriją. Apibendrinant turiu pasakyti, kad tai visai smagus motociklas. Lengvai valdomas, su patogia sėdynė bei puikia apsauga nuo vėjo ir prieinamas pradedantiesiam dėl žemo sėdynės aukščio. Tačiau tai tikrai nėra tobulas motociklas. Man iki pilnos laimės labai trūko garsesnio variklio garso, na ir žinoma, turiu jausmą, kad šis variklis yra šiek tiek atgyvenęs. Ypač kai turi galvoje, kad CF Moto turi puikų 675 kubinių centimetrų 3 cilindrų variklį. Aš tik tai galiu pasvajoti, kaip puikiai tas variklis jaustųsi šiame motocikle. Na, bet kaip visada sakau, visa tai tik tai mano nuomonė, o visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki! Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Schubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.